Vilnius Tech universitetas žinomas dėl daug gerų savo savybių, tačiau mes norėjom pakalbėti apie vieną iš mums svarbiausių. Ir ta savybė yra jungumas. Tačiau iškyla klausimas, kas yra tas jungumas. Jungumas tai tarptautinės galimybės, kurias suteikia Vilnius Tech universitetas. Tad paklauskime pačių studentų, kaip jie naudojasi šiomis galimybėmis. Jo. Nu tai žodžiu, kodėl Erasmusas? Dėl mano studijuoju pilotavimą. Man yra išimtis, kad galiu tik tais antrais metais į Erasmusą išvykti. Mes visi ir išvykom vos ne. Pasirinkau Prahą, nes yra, Čekija vidurio Europos. Labai daug gali šalių aplankyti, ko pasinaudojau. Čia yra geras universitetas, kas tikrai matos. Aišku, daug pigaus alaus tuo pačiu. Svarbiausia. Na tai kalbėjai apie galimybės, kurias gavai čionais atvykęs, tai kokias galimybės tau asmeniškai suteikia Erasmusas ir kaip tu jas panaudoji? Tai visa Erasmuso esmė tai yra studijos užsienyje, tai yra labai pakeičia tavo požiūrį šiaip į mokslą, į universitetą, turi su kuom palyginti, kaip yra namuose ir čia. Aišku, visų pirma, čia yra, ko galbūt Čekija žinoma, tai yra savo vietinių pigių alum, tai tą progą tikrai pasinaudojau. Sveiki atvykę! Mamai šitą siūsti. Prost. 5 sulų šiandien! Čia barų yra daug. Šiaip susipažįsti su labai daug žmonių, čia labai socialus renginys, taip išmoksti kitų kultūrų, patobulėja tavo kalba, anglų ir šiaip labai smagu su įvairių šalių žmonėm pabendrauti. Tai kaip jauties? Ar buvo, ta prasme, sunku integruotis, ar nelabai? Pirmos kelios savaitės buvo sunkesnės, vis tiek toli nuo namų, čia truputuką kitaip. Nėra Čekija labai tokia, sakyčiau, egzotinė galbūt šalis, tai nebuvo tokio labai didelio kultūros skirtumo, bet vis tiek viskas anglų kalba, toli nuo savų žmonių, su kitais susipažįsti, kitoje vietoje gyveni, tai bet nepasakyčiau, kad buvo labai sunku, buvo labiau įdomus patyrimas. Kokias galimybės tau asmeniškai suteikia Erasmusas, kaip tu jomis pasinaudoji? Tai šiuo metu esu Norvegijoje ir kadangi svarstau apie magistro studijas čia, tai man Erasmusas suteikia galimybę pasibandyti save ir sužinoti, ar toks gyvenimo būdas šios studijos universitetas yra kažkas, ko aš noriu ateityje ar ne. O tada, aišku, seka tie praktiški dalykai, tai finansavimas ir lengvesnis gyvenamosios vietos susiradimas. O kodėl šiaip Erasmusas? Tai manau, toks nevalingas noras išvykti Erasmusą, tai atsirado labai senai dar mokyklos laikais, nes, aišku, tuo metu atrodė nerealu išvykti, pagyventi užsienį ir pamatyti naują miestą, naujus žmonės, naują kultūrą, bet jau toks racionalus sprendimas mane pasiekė jau studijų metu. Labiausiai turbūt, kai pradėjau bendrauti su žmonėm, kurie turėjo šią patirtį, supratau, kaip svarbu ir naudinga išbandyti studijas užsienį. Tai galiausiai tas kombo studijų ir gyvenimo, ko gero, ir motyvavo. O kaip pati jautiesi? Ar buvo lengva integruotis? Manau, kad čia labai geras klausimas, nes iš tikrųjų kai kuriem čia yra sunku integruotis, ypač gal Europos pietuose gyvenantiem žmonėm, kurie pripratę prie labai šilto bendravimo, tai tas skandinaviškas šaltumas tikrai nėra stereotipas, bet man asmeniškai tai visai netrukdo ir man labai patinka jų gyvenimo būdas ir apskritai miestas, architektūra, estetika, iš tikrųjų viskas nuo A iki Z, tai tikrai galiu matyti čia save ateityje ir taip, jaučiuosi labai gerai. Kuo labiausiai skiriasi studijos nuo Lietuvos? Tai studijų procesas tikrai skiriasi. Du pagrindiniai aspektai, manau, būtų tai, kad čia universitetas reikalauja labai daug individualaus pasiruošimo, tai dažniausiai reikėdavo nemažai skaityti ir mokytis. Patys studijų siūlomi dalykai, tai tikrai mokiausi tai, ko Lietuvoje tikrai nebūčiau galėjus mokytis. Tai labai įdomu buvo pamatyti tokiu platesniu žvilgsniu savo studijų kryptį. Na, o ką apie jungumą galvoja Lietuvoje studijuojantis užsieniečiai? What is your name and where are you from? My name is Amir.
I'm from Kazakhstan. My name is Nikita. I'm from Ukraine. My name is Faisal. I'm from Sweden. Well, I'm Ujjwal Malani and I'm from India. Why did you choose Lithuania and Vilnius Tech? I chose Lithuania mainly because I really liked the Baltic states and Lithuania seemed one of the best options. Lithuania. I already had family in Lithuania and it was a good country. Always planned to study here since I was maybe in 4th grade because there's just a lot of opportunities in Lithuania specifically. I chose Vilnius Tech because I was looking around for universities and Vilnius Tech had the best program specifically for IT students. I feel like my curriculum in the program that I chose was the most fitted for me. Well, actually, the main reason to choose Lithuania and Vilnius Tech was the program that I was getting here. It was mechatronics and robotics, and it's quite hard to find one. What opportunities does Vilnius Tech offer you personally, and how do you use them? I personally felt the opportunities in my first year, in my first semester. Tomorrow I'm going to be flying out to Germany to represent Vilnius Tech in the programming competition, and also I became a student representative, and now I'm gaining my leader skills. Vilnius Tech has a lot of opportunities regarding to competitions and events. I am going to be representing my university in ICPC this year soon. There's a lot of extracurricular activities just in general. Well, personally, as I work in a research group at the university, so I feel like the opportunities like, let's say, competitions and support and laboratory equipments and a lot of things that I need. The study here is good, is practical based. The professors, they are very friendly, and I'm studying here in the international environment. So yeah, that's helping me with the overall. And how are you feeling? Was it difficult to integrate? It wasn't difficult at all. People were friendly and I found a lot of friends here. Not really. It's because I'm already living in pretty much the same culture, and the only thing is a bit language barrier, but overall things are pretty good. It was not that difficult to integrate since Lithuanians are a very welcoming people. Even if I didn't know Lithuanian that well, most Lithuanians of this generation know English really well at a conversational level. I've had a great time here. Thank you very much. Na, tai tikiuosi sugebėjome paaiškinti, kas yra tas jungumas, kodėl jis toks svarbus ir jo teikiamas galimybės Vilnius Tech universitete. Na, o mums, manau, jau pats laikas namo. Thank you.